Viešpatie tu Dievas, šlovink mano sielą, šlovink dėkingumas liejas, kaip upės mano. Viešpatie tu Dievas visagalis, šlovink mano sielą, dėkingumas liejas, kaip upės. Šlovink mano sielą, Viešpatie. Kodėl nerodo? Gavkis Ješua. Čia turbūt taip reikia daryti. Viešpatie, išgirsk mano žodžius, suprask mano apmąstymus, išklausyk mano šauksmą, mano karaliau ir Dieve, nes tau aš melsiuosi, Tėve, aš šaukiu. Kaip gali šaukia gelme, Dievas. Šalom, kaip mane girdit? Vos iš antro karto prisijungia kažkaip tai. Parašykit, kaip mane girdit. Gerai girdit. Na šaunu, biškai paklauso muzikos, kol daugiau prisijungs. Visą dieną tave aš šaukiu. Kaip valandas geidžia, saugiu tave. Kaip gelmė šaukia.
Išbandyk mane ir pažink mano mintis, matyk, ar aš einu nedorėlių kelių ir vesk mane keliu amžinuoju. Mano tėve, aš šaukiu, kaip gelbė šaukia gelbė, tad viešpats likti geidžiu, kaip upelio vandens geidžia. Kaip gelbė šaukia gelbė. Halleluja. Na. Girdit mane gerai? Nuostabu. Na ką, pradėsim dar vieną vietą, dar vieną platformą ir aš tikiu, kad mes gana dažnai atsirasim čia online. Atsirasim čia online, nes, geroji žinia turi sklisti. Geroji žinia turi sklisti, nes atėjo laikas ją išgirsti. Amen. Tai va, taipogi, žinot, žmonės šiam laikė turi labai daug klausimų. Ir klausimai yra ne kas kitas, kaip neduodantis ramybės, kaip čia pasakyti, neduodantis ramybės toks veiksmas, ar kaip čia pasakyti lietuviškai, nežinau, išsireikšti. Bet kada klausimų yra, tada, kažkas juos kelia, kažkas iš kažkur jie atsiradę, ir žinoma, raštas sako, tiesa išlaisvina, jeigu mes gaunam tiesos atsakymą. Aleliuja. Taigi, nuostabu, bandysim bendrauti, bandysim atsakinėti į visų atsakymus iš žmonių. Primenu, iš anksto atsakysiu tik į nuolankius, protingus, kaip sakant, ieškančių žmonių klausimus. Ne į visus atsakinėsiu, nes tarnauja ne Lauras, o tarnauja šventoji dvasia, taip kad aš esu vadamas jos ir aš atsakinėsiu tai, kam viešpats nori atsakyti. Nes raštas sako labai paprastai, išdidiesiems Dievas priešinasi, bet nuolankiesiems teikia malonę. Amen. Tai tegul ne visi tikisi gauti atsakymą, jeigu jų klausimai ar žmonių širdys yra išdidžios. Aleliuja. Taigi, visiems, kurie žiūrite dabar ar žiūrėsite vėliau šitą transliaciją, prisistatysiu, mano vardas Lauras, tikiuosi gal iš mano Facebook profilio matote, jog aš esu Dievo vyras, viešpaties pastatytas tarnauti jam po apaštališkų mandatų, bet tai tik tai detalė maža
maža detalė iš to, ką viešpats nori daryti ir ką daro per savo sūnus. Pirmiausia, tai mes ir esame sūnus, Dievo sūnus, kurie yra jo išrinkti, jo pašaukti, jo išrinkti tam, kad jisai pats galėtų apsireikšti per juos. Ir tam, kad mes gyventume su juo, būtume vienas su juo ir apneštume, preikštume pasauliui gerąją naujieną, atneštume žinią žmonėms, kurie iš tikrųjų ieško. Paskutiniais laikais, raštas sako, dangaus karalystė turi pasklist po visą pasaulį. Ne kas kitas, o dangaus karalystė. Dangaus karalystės evangelija vadinasi žinia apie kitos šalies gyvenimą, kitokios šalies, kitokio stiliaus, kitokio mąstymo, matymo, mąstysenos gyvenimą. Amen. Tai va, ir šiandieną gal trupučiuką padarysim tokį lengvesnį prisistatymą. Aš tikiu, kad daugelis mane žino. Vieni vienaip, kiti kitaip. Vieni vienaip žino, kiti kitaip žino. Kiekvienas turi savo nuomonę. O čia ir yra ne kas kitas, o paklydimas. Nes nuomonė turėtų būti viena. Jeigu tu Dievo žmogus, tu ieškai Dievo minties, Dievo supratimo, Dievo širdies. Tad Paulius sako, būkite vienos minties ir vieno supratimo, į kurį mes visi einame. Amen. Todėl žmonės, daug kas dar vis dėlto turi savo nuomonės, nors raštas sako, neturėk savo nuomonės, nesilaikyk savo supratimo, nesiremk savo supratimu. Amen. Bet viešpaties. Viešpaties išmintimi, supratimu, pažinimu, galybę, patarimu, viešpaties baime. Tai jo dvasia, kuri mus mokina, veda visus klausimus, atsakymus, visas gyvenimo situacijas. Jis tik gali atsakyti mums tiesa, todėl mums visą laiką reikia tiesos dvasios, kurią viešpats pažadėjo išeidamas, kad jis duosias ją kiekvienam, kuris šauksis viešpaties. Amen. Tai yra didysis džiaugsmas pasauliui, žmonijai, kad viešpats sako, geriau, jei aš išeinu, nes aš išeisiu, bet jūsų vienų nepaliksiu. Atsiųsiu jums guodėją tiesos dvasią, Jono Evangelijai, kuri pasiliks su jumis. Taigi, mes suprantam, kad daug įvairių nuomonių, daug įvairių minčių, atsakymų gali būti. Žmonija taip yra sudėliota, kad vienas atsako, kitas klausia, bet vienintelė tiesa yra pas viešpatį. Vienintelė tiesa yra tiesos dvasioje. Aleliuja. Ir atsakymai gauti iš kitur, jie nėra atsakyti. Galbūt laikinai tau tai tas atsakymas tiko, bet jis yra netiesa. Galbūt tiesa laikino sferos, laikino momento, amen, bet šaknis nėra iš tenais. Amen. Todėl čia, brangieji, ir džiaugsmas kyla, kad kiekvienas ir dar dabar, ir visi klausytojai, kurie klausysit, kurie žiūrėsit, nesvarbu, kas jūs būtumėt, atsiminkit vieną, kad Jėzus Kristus yra viešpats, kuris atėjo į pasaulį, kad numirtų už jūsų nuodėmes, prakeikimus, visas nelaimės, skausmus, ligas, viską užnešdamas ant kryžiaus. Ir prisikėlė tam, kad
tu turėtum gyvenimą, kad gautum tiesos dvasią. Žinot, žmonės tiki apie Jėzų, tiki, kad jis tai padarė, bet nepasiekia tos sąlygos, tos kondicijos, kad įgytų tiesos dvasią. Tiesos dvasią, šventą dvasią, krikštą šventąją dvasią, kad galėtų gyventi kitokį gyvenimą ir kad galėtų gauti supratimą iš tos dvasios. Amen. Taigi, čia ir yra, tą mes ir skelbiam, tą mes ir einam į eterį, dalintis su jumis, jog yra viena tiesa. Yra, jinai tik tai viena ir jinai tik tai pas viešpatį. Kiek jūs pasaulyje beieškotumėte tiesos? Pažiūrėkit, kas darosi dabar aplinkui pasaulyje. Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokai, viskas yra ne kas kita, o teikiama informacija ir tai kabutėse yra tiesa. Kažkieno, tai kiekvienas bando įteikti savo tiesą. Aišku, kai kurie pasakytų, Laurai, tu taipogi čia tą patį darai. Tu nori, tu kalbi, tu nori įteikti taipogi tiesą. Taip, tai yra, bet ta tiesa ne iš manęs. Ta tiesa yra paremta konstitucija. Kiekviena tiesa turi būti paremta, jinai paremta šitos amžinos gyvenimo knygos, Biblijos, kurios nepavadinsi knyga, tai yra daugiau nei knyga, ir į kurią atsiliepia, už kurios yra gyvasis Dievas ir būtent tiesa ir tiesos dvasia. Būtent tik į jos užrašytą tiesą atsiliepia viešpats Dievas ir tiesos dvasia. Todėl daugelis žmonių pasaulyje ieško įvairios tiesos ir jie vis neranda atsakymų. Jie neranda gyvo Dievo, tikro Dievo, kuris apsireikštų jiem. Todėl apsireiškia įvairūs, kabutėse kitokie dievai jų gyvenimą, amen, paieškose, bet ne gyvasis tikrasis Dievas. Pažiūrėkit, juk netgi ir krikščionybėje yra labai daug įvairiausių pakraipų, sakykime, vadinamų tų denominacijų. Nu, vat ir žmonės, daleiskim, paimkim katalikus. Žmonės eina į bažnyčią, bando tikėti, bet niekaip neįgyja, nepasiekia tos sąlygos, kad jie, ką padarytų, kad jie gautų tiesos dvasią. Manęs kažkas tame negerai. Kitos denominacijos, dar kitos, visur yra žmonės pristrigę, nes nėra tiesiogiai suprantama tiesa. Amen. O raštas sako mums ir mus mokina, kad tiesos dvasią mes įgauname tikėjimu į Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Išteisinimui jinai mums duodama, amen, išteisinimui duodama, kad jai širdimi tikėsi. Todėl didžioji dalis ieško Dievo protų, ieško Dievo informaciją, ieško Dievo žiniomis, teologiją, ten visaip kitaip, žinokit, ir jie niekada neranda jo, neįgyja jo, nes tik širdimi gali tu jį surasti. Amen. Sako, jei širdimi tikėsi, lūpomis išpažinsi, įgysi išgelbėjimą. Vadinasi, didžioji dalis neieško širdimi, o visą tai daro kitaip. Bet jei tu širdimi išpažinsi, ieškodamas jo,
tiesos, gali net jo pačio, kaip sakoma, ne tam veiksme neatrasti, bet tiesiog, vat, kaip jums pasakyti, kad ieškosite atsakymo į savo klausimą. Jūs klausite, nes jis yra tiesos dvasia. Amen. Ir jis atsakys. Jeigu jūs tai darysite savo širdimi. Amen. Todėl mes ir kalbam šiandieną ir kalbėsim toliau. Ir aš tikiu, kad žodis jisai sklis ir Lietuva tikrai išgirs paskutinių paskutinių dienų Evangeliją, tą gerą naujieną, tikrąją, jog atėjo laikas ir mums reikia Dievo. Mums reikia gyvo Dievo, kuris mirė ir prisikėlė ir gyvena tarp mūsų. Amen. Todėl kiekvienas žmogus, jis neužtenka, kad tikėtų, kad jis toks yra. Dievas nori, kad tu per tikėjimą jį priimtum ir gyventum su juo. Nes, supraskit, Jėzus yra kas? Kelias. Tai yra tavo kelias gyvenimo. Tiesa, vienintelis. Ir kas? Gyvenimas. Vadinasi, be jo neturiu nei gyvenimo, nei žinau kelio, nei pažįstu tiesą. Vat toks yra pasaulis. Žmonės galvoja, kad, Dievo reikia tik tai tose momentuose, kaip kažkur pakliūni, kada kažkas blogo nutinka. Dievo tau reikia dabar. Tau reikia tavo draugo dabar. Tau reikia tavo draugo dabar, kad tu nenuklystum ir tau nereiktų po to šauktis. Tad daug geriau yra turėti pagalbininką, guodėją, tiesos dvasią, šventą dvasią, viešpatį dabar savo gyvenime, kad jis tave naviguotų, parodytų tau kelią ir tau visą laiką teiktų tiesą. Kad tu galėtum suprasti, kur melas, kur tiesa, nes visas pasaulis paskendęs mele. Aleliuja. Ir aš pastebiu, didžioji dauguma sako, taip aš tikiu. Kad tikiu, kad Dievas yra, tikiu, kad Jėzus Kristus yra. Tai jei tiki, tai šaukis į savo gyvenime, nes visiems reikia gelbėtojo. Visiems reikia gelbėtojo. Žmonės galvoja, kad jie dabar, jeigu gyvena ir su jais viskas gerai, tai jiems nereikia gelbėtojo, jiems nereikia tiesos dvasios, jiems nereikia viešpaties. Jiems reikia ir dar kaip reikia. Tik žinoma, kad žmogus, pakol viskas gerai, jisai neieško pagalbininko. Bet ką viešpats pašaukė, juk raštas mums sako, Nė vienas negali ateiti pas viešpatį, jei pats viešpats jo nepatraukia link savęs. Amen. Vadinasi, viešpats viską valdo ir jis viską organizuoja. Todėl vieniem šita mūsų transliacija yra absoliučiai neįdomi. Kitiem labai įdomi, nes juos jau Dievas šaukia. Ir jiem tai reikia išgirsti, gerąją naujieną išgirsti, kad yra tas kelias ir kaip jį atrasti. Paprastai, labai paprastai. Tai reikia atsišaukti
į jo kvietimą savo širdimi. Amen. Dievas, viešpats Jėzus Kristus neteina pas mus, jei mes kaip įsiveržėlis, kaip demonai ar kažkokios kitos dvasios. Ne. Jis ateina su kvietimu. Jis ateina tik tai, kada žmogus kviečiasi, kada šaukiasi. Jisai laukia. Ne? Raštas sako, aš stoviu už durų, iš Apreiškimo knygos 3 skyriaus, aš stoviu už durų, sako, ir beldžiu, kas man atidarys. Aleliuja. Supraskit, kad viešpats tikrai beldžia kiekvienam į širdį, nes jis nori, kad kiekvienas išsigelbėtų ir pažintų tiesą. Bet jis davęs žmonėm laisvą pasirinkimą ir toliau nesipriešina žmogui, jeigu žmogus turi kitokius sprendimus savo širdį, yra susidėjęs savo kitokį matymą gyvenimo, jis leidžia žmogui judėti jo vaga. Amen. Todėl, kaip ir sakau, tik ieškantiems viešpaties, tik trokštančiom širdim, amen, ir ieškantiems atsakymų mūsų transliacijos. Amen. Taigi, jei kas norite ir jaučiate, kad atėjo laikas, mano gyvenime man reikia viešpaties. Man reikia, kad kas mane lydėtų, man reikia, kad kas mane paguostų, man reikia, kad kas mane apkabintų, aš vienišas ar vieniša, aš pastoviai liūdesy, pastoviai vienatvėj. Brangieji, tai rodo ženklai, kad mums reikia, tau reikia viešpaties, tau reikia draugo, tau reikia tas, kuris guodžia, tau reikia tas, kuris išgelbėja, tau reikia jo, nes jis yra viskas. Jame yra viskas, ta pilnatvė, kurios žmonija ieško. Žmonės nežino, kad jie pirkdami, gyvendami ir visko vis maža, jie nesupranta, kad jie ieško jo. Jie ieško viešpaties. Galvodami, gal taip, gal ten nusipirksiu bus geriau, gal taip, oi, kaip čia faina, o taip, bet viskas nunyksta, pranyksta. Nes jie neįgyja to, ko jų širdis trokšta. O jų širdis šaukėsi jo. Aleliuja. Taigi, vienintelis jūsų situacijų gelbėtojas, Jėzus. Vienintelis jūsų sveikatos pagerėjimo viešpats yra tik Jėzus. Jūsų gyvenimo, klestėjimo, žydėjimo yra tik viešpats kelias. Vienintelis kelias yra į visas sferas, tik tai jis, vienintelis Jėzus Kristus. Žmonės galvoja, kad, jeigu aš priimsiu Jėzų, tai aš turėsiu būti religinis, gyventi tenais va taip, kaip moko religija, absoliučiai ne. Religija visiškai nesusijusi su Jėzumi Kristumi, religija visiškai nesusijusi su dangaus karalystė. Dangaus karalystėje nėra religijos. Dangaus karalystė yra kitoks gyvenimo stilius. Amen. Supraskit, kad visa žemė ir visa, kas yra karalystės žemėje ir aplinkui, yra atėję iš dvasinių sferų, vadinasi, tai atėję iš dangaus karalystės, tik tai yra iškreipta forma, nes po kontrolę visų karalysčių čionais ir manipuliacija ir visa kita yra kita dvasia, kitos karalystės dvasia. Todėl viešpaties karalystė yra viskas, kas yra žemėje, tas yra ir danguje.
Danguje tiesiog kita teritorija. Tik tiesiog kita teritorija. Žmonės galvoja, nu kaip čia, nu kas ten debesys, kas ten. Na, o dėjagi mes nemirštame tam, kam gyventume danguje. Ne vienas danguje negyvens dabar. Visi gyvensim žemėje. Amen. Juk Kristaus laukiam sugrįžtančio į žemę. Juk visa evangelija yra kokia yra, kad Kristus mirė, už mūsų nuodėmes prisikėlė, atgavo karalystę, ane? Tik dabar tas atgavimo laikas vyksta, kad žmonės atsiverstų, tikėtų evangeliją ir lauktų karaliaus grįžtančio, su kuriuo valdys pasaulį. Nebebus daugiau tūkstančiai prezidentų, šimtai prezidentų kiekvienos valstybės, bus vienintelis prezidentas visos žemės, vienintelis viešpats karalius, Jėzus Kristus. Ir jo sugrįžimas jau čia pat. Todėl tuo labiau mes turim šauktis jo, kad nepavėluotume. Aleliuja. Nes, ne vieno, sako, nebeliks. Tas, kuris nėra su juo. Amen. Neliks, neįs į tą karalystę, neįs į viešpaties karalystę, jeigu viešpat sugrįš, o tu dar nesi su juo. Amen. Su juo pasiliks gyventi toliau tik tie, kurie dabar pasišaukė į savo širdį, kurie priėmė jį kaip savo viešpatį. Ir jis viešpats jau dabar jų gyvenime, kaip mano gyvenime. Mano gyvenime viešpats yra mano viešpats Jėzus Kristus. Ir aš žinau, kai jis sugrįš, jis ir dabar viešpats man, ir kaip sugrįš, liks viešpats man. Taip ir jums reikia dabar turėti savo viešpatį. Nu, žinot, šalių prezidentai jūsų neišgelbėja. Šalių prezidentai, viceministrai, parlamento ar Seimo nariai, jie neišgelbėja jūsų ir mažai ką gali jums padaryti, bet turėti asmeninį viešpatį, turėti asmeninį Dievą, vienintelį Dievą kaip savo viešpatį yra, brangieji, nuostabiausia, kas gali įvykti. Ir tai viešpats padarė dėl mūsų visų. Dėl mūsų visų. Žinot, kodėl mes darom šitą transliaciją? Kad tiesa sklistų, nes ne visur atidengama tiesa ir žmonės neturi galimybės priimti viešpaties Jėzus Kristaus į savo gyvenimą kaip savo viešpaties. Jie tiki apie viešpatį, jie žino apie jį, bet jie nepasidarė savo gyvenimo viešpačiu jį, to, ko jisai ir nori, kad mes visi pasidarytume jį savo gyvenimo viešpačiu. Aleliuja. O jei tu pasidarai jį savo gyvenimo viešpačiu, jei tu priimi jį ir tu sakai, tai mano viešpats, tai mano karalius, tai mano asmeninis viešpats Dievas Jėzus Kristus, jisai duoda tau ką dovanų per tą tikėjimą, tiesos dvasią, šventą dvasią, krikštą šventąją dvasią, apie kurį Jonas pranašavo prieš ateinant Kristui, kad sako, aš nevertas nei batų raištelio atrišti, bet tas, kuris ateina po manęs, jis daug galingesnis, jis krikštys jūs šventąją dvasią ir ugnimi. Aleliuja. Va visa tiesa, kad mums reikia būti pakrikštytiem, ne vaikučiams pakrapint ant galvos, kai vaikučius krikštam, bet mums reikia būti pakrikštytiem šventąją dvasią, tiesos dvasią, Kristaus dvasią, kad jinai mumis apsigyventų, kuri teiktų gyvenimą ir gyvenimą, kurio panašumas visiškai kitoks nei pasaulio. Tai absoliuti priešingybė, absoliutus
kitoks mąstymas, kitoks supratimas. Amen. Jo auka ant kryžiaus mes išlaisvinam iš nuodėmės. Vieną kartą ir visiems laikams tavo atgaila ir išpažintis jam, pripažinimas savęs netiesaus, tave apvalo ir tu tampi naujas. Tu esi krikštinamas, tu tampi naujų kūrinių, tu tampi naujų asmenių. Amen. Tai yra, brangieji, nuostabus. Tai yra ne religija, tai yra patirtis, antgamtinė patirtis, tai yra naujo gyvenimo pradžia. Ir suprantat, to neįmanoma suvokti, kol Dievas pas tave neteina. Pradžiai tai yra tik tai kalba, bet širdimi klausant žmogus, jisai tiki tuos žodžius ir per tą tikėjimą atsiveria jo širdis ateiti tai dvasiai. Amen. Taip mes gimstam iš naujo. Kiekvienas Dievo vaikas turi gimti iš naujo. Žmonės tiki Dievą, bet dar negimė iš naujo, jie tikintys į Dievą. Bet to nepakanka, sako, reikia gimti iš naujo, kad tavo tikėjimas tave pagimdytų naujai, kad tavo tikėjimas parodytų tavo vaisius. Nes jei tu negimė iš naujo, tavo tikėjimas dar nėra iki galo užbaigtas, neužtenka to tavo tikėjimo, nes kiekvienas tikėjimas turi vaisių. Vaisius ir yra šventosios dvasios krikštas, vaisius ir yra Jėzus tavo gyvenime, amen, kuris yra gyvas, tai ne tik pasakymas, bet gyvas Jėzus Kristus apsigyvena mumise. Aleliuja. Taigi, mums visiems reikia jo, mums visiems reikia gelbėtojo, nes žmogus pasaulyje be Dievo, jis yra pavojui. Kiekvienas žmogus yra pavojui. Žinot, įvairiausios informacijos jie prisiklausę ir didžioji dalis galvoja, va čia pagyvensiu, mirsiu, o po to bus matyt. Vieni vienaip mano, kiti kitaip mano. Ir kaip sakau, visur sklinda melas ir visur netiesa. Tik vienintelis Dievas ir tik pas jį yra tiesa. Aleliuja. Todėl nedvejok. Nedvejok. Kryžiui tavo laisvė. Šiandieną dabar pat gali šauktis jo savo širdimi. Tam aš ir esu paskirtas viešpaties tarnas, kad aš tave palydėčiau į maldą, kad aš paskelbčiau tau, kad aš galėčiau tau padėti atrasti jį. Aleliuja, nes jo kryžiuje yra laisvė, jo kryžiuje yra gyvenimas, jo kryžiuje nėra religijos, brangieji. Amen. Jo kryžiuje mes tampam laisvi, išlaisvinti nuo pasaulio, nuo sistemos, nuo mąstymo, nuo priespaudos. Amen. Tai viso kelio pradžia yra jo, jo priėmimas į savo gyvenimą. Aleliuja. Taigi, šaukitės kartu su manim, šaukitės, atverkit savo širdis, pasimeldžiam visi kartu, aš pasimelsiu su jumis kartu, kad viešpats ateitų į savo širdį. Pakvieskit, sakykit, gana, man užtenka kentėti, užtenka bemiegių naktų, užtenka gyventi taip. Ne, aš noriu gyventi naują gyvenimą. Aš noriu žengti į 2026 metus kitokiu asmeniu. Aš ieškau tiesos, aš ieškau laisvės. Amen. O tik jame, tik pirmas, kas yra dalykas, pirmas etapas visos tiesos pažinimo ir viso, tai yra jis. Pirmiausia, mums reikia jo, kad mes galėtume pažinti tiesą. Amen. Mums reikia jo, kad mes galėtume gauti atsakymus į mūsų klausimus. Ir suprantat, kad Dievas vienintelis teisus, teisingas
ir visi jo atsakymai yra tiesa, mus gali išlaisvinti. Tai ne iš žmogaus atsakymai, tai iš jo. Amen? Jei tiki, kad jis teisus, teisingas ir mylintis, tai jis tau ir atsakys tuo žodžiu. Amen? Kaip ir dabar jis tau atsakys tuo pačiu, jeigu tu atversi savo širdį ir šauksies. Jeigu tu dabar atversi, sakysi Viešpatie, mano gelbėtojau, ateik į mano širdį, ateik į mano gyvenimą, nes aš bėgu pas tave. Aš jau šiandieną bėgu pas tave. Aš atveriu tau tavo širdį. Aš atveriu savo širdį. Amen. Taigi, pasimeldžiam visi kartu. Kartokit su manim kartu. Sakyk, Viešpatie Jėzau Kristų. Aš tikiu, kad tu esi Dievas, kad tu esi viešpats ir vienintelis kelias pas mano tėvą. Vienintelis. Viešpatie, aš tikiu, kad tu mirėjai ir prisikėlei dėl manęs, kad aš įgyčiau išgelbėjimą, kad aš įgyčiau išlaisvinimą, kad aš įgyčiau tiesą ir tiesos pažinimą. Dieve, aš tikiu, kad tu esi viešpats. Aš tikiu, Viešpatie Jėzau Kristau, kad tu ant kryžiaus sunaikinai visas nuodėmes, prakeikimus ir ligas. Viešpatie, atleisk man mano nuodėmes, atleisk man nusižengimus. Aš esu neteisi ar neteisus. Tad Viešpatie, man reikia tavęs, kad tu mane išgelbėtum iš teismo dienos, kad tu mane išgelbėtum jau dabar iš melo ir mano nuodėmės. Viešpatie, aš atveriu tau savo širdį. Aš atveriu ir atiduodu savo gyvenimą mainais. Viešpatie, ateik dabar. Ateik į mano širdį, ateik į mano gyvenimą, nes aš esu tavo, o tu esi mano. Galingo Jėzaus Kristaus vardu, Tėve, aš prašau tavo šventosios dvasios manyje, šventosios dvasios krikšto, šventosios dvasios, tiesos dvasios manyje, kad jie apsigyventų, kad įvestų mane, augintų, mokintų, būtų man draugas ir mano viešpats. Dieve, dėkoju tau. Dabar pakelkit rankas visi, pakelkit, sakykit, Viešpatie, dabar aš priimu tave. Aš priimu tave, Viešpatie, aš priimu tave šventoji dvasia ir kvėpkite, nes šventoji dvasia kaip vėjas sako. Kaip vėjas ateina, kaip vėjas mes įtraukiam, kaip vėjas į mus. Hallelujah, Viešpatie, aš dabar meldžiuosi už jūs tiesiog užsimerkite, pakėlę rankis, džiaukitės. Viešpatie, aš meldžiu už kiekvieną galingo Jėzaus Kristaus vardu, kuris meldėsi, kuris, Viešpatie Dieve, šaukėsi tavęs. Viešpatie, mano malda ir užtarimas už juos, kad kiekvienas, Viešpatie Dieve, pagal žodį, kuris šaukėsi Viešpatės vardo, būtų išgelbėtas. Dieve, aš meldžiu, kad kiekvienas, kuris šaukėsi dabar tavo vardo, būtų, Viešpatie, priimtas į dangaus, Viešpatie Dieve, šeimyną, į dangaus namus, į tavo namus, Viešpatie Dieve. Galingo Jėzaus Kristaus vardu, šventoji dvasia nuženk ant kiekvieno, kurio širdis atvira, kurio širdis pasiruošusi, kurio širdis trokšta. Galingo Jėzaus Kristaus vardu. Galingo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Halleluja. Halleluja. Šlovė Viešpačiui, šlovė. Aš labai džiaugiuosi už jūs, džiaugiuosi už kiekvieną, kuris klausysit ir būsit su mumis toliau. Aš žinoma pavadinau laidą klausimai, atsakymai, bet ne vieno klausimo dar negavau. Aš turiu klausimų prisirašęs ir norėčiau atsakyti, bet norėčiau, kad jūs uždavinėtumėt klausimus ir galėčiau aš juos
su šventąja dvasia kartu jums atsakyti. Taigi, ateityje taipogi galite rašyti, galite ir po šituo video rašyti klausimus, arba galite parašyti klausimus tiesiog į Messengerį. Mes surinkę klausimus padarysime eterį ir atsakysime į juos. Ypač šiuo metu, ypač šiuo laiku labai aktuali yra tiesa. Mažai kas turi galimybę išgirsti tiesą, bet tie, kurie ieško, tie, kurie šaukiasi, jie išgirs tiesą širdimi. Raštas sako, kas turi ausis, te klauso. Vadinasi, tie, kas turi ausis, jie supras, kad tai tiesa ir išgirs, nes išgirs ne šitomis auksimis, ne protu, ne logika, ne suvokimu, bet giliai širdyje išgirs ir atsišauks jiem tai viduje. Aleliuja. Vau, šlovė viešpačiui, šlovė viešpačiui. Trupučiuką paklausykit. Aš taip pat sugrįšiu. Ar muzika girdisi jums? Tiesa. Tiesiog labai šilta. Užkaitau. Aleliuja. Kaip mane girdit? Ar jūs su manim? Ar aš čia vienas? Ilgiausia šventoji dvasia, tu esi mano kvėpavimas, mano tiesa. Girdisi. Na, šaunu. Šaunu. Na, ar kas turit kokį klausimą? Jūs turit milijonus klausimų, bet nedrįstat pasakyti, nedrįstat klaust. Arba jums nereikia, nes jūs visi turit ką? Tiesos dvasią, šventą dvasią. Amen. Taigi, iš tikrųjų, džiaugsmas tiem, kurie gyvena viešpatyje, kurie turi šventą dvasią. Jiems yra daug geriau, nes kiekvienas žmogus turi atsakymus. Amen. Dievas atėjo, kad mes turėtume bendrystę. Dievas atėjo tam, kad mes turėtume bendrystę. Tai yra pagrindinis gyvenimas. Gyvenimas su viešpačiu yra bendrystė. Neįsivaizduoju savo gyvenimo be jo. Neįsivaizduoju. Iki to momento, kol aš jo neturėjau, viskas atrodė gyvenime kitaip. Bet kai jis atėjo, viskas pasikeitė. Viskas pasikeitė. Ir tai daug kur. Ir daugam tai nutinka, kas šaukėsi. Trupučiuką atsiprašysiu. Aleliuja. Taigi, brangi šventoji dvasia, aš priklausau tau. Aš priklausau tau. Ar tu nori priklausyti?
jai. Ar tu nori priklausyti kažkam kitam ir turėti savo šeimininką, turėti savo viešpatį? Šaukis jo. Tai nuostabu. Gerai, brangiai, ko gero šį kartą baigsiu transliaciją. Neatsakęs nei vieno klausimo, nes nei vienas neužduotas. O visus, kuriuos turiu, padarysiu atskirą dar vieną transliaciją. Ir mes galėsim pasigilinti į klausimus ir atsakymus. Aleliuja, tegul sklinda ši žinia. Tegul sklinda, mes dažniau išeisim į eterį, bandysim kuo daugiau apreikšti viešpatį, nes tokia Dievo valia, kad tuos, kuriuos jisai paskyrė, kad jie neštų žodį ir žodis plistų, amen, žmonės turėtų galimybę rinktis, turėtų galimybę išgirdę tiesą, ją priimti tikrą sprendimą, teisingą sprendimą, nes žmonės daro labai daug neteisingų sprendimų ir šitaip jų gyvenimai tiesiog pasilieka tokie patys. Žinot, žmonės gyvena ir atrodo, turiu darbą, namą, automobilį, pastovias pajamas, viskas pas mane gerai. Na, ne dėl to mes čia gyvenam, kad mes turėtume namą, automobilį, ne. Dievas nesukūrė mūsų trumpam gyvenimui. Dievas nesukūrė mūsų gyvenimui 80 metų ar 100 metų. Dievas mūsų sukūrė, kad mes gyventume amžinai. Ir jau dabar tu gali priimti amžinybę ir tapti amžinuoju gyventoju. Nes mirtis nugalėta jo, mirtis nugalėta kryžiuje, mirtis yra užnešta ant kryžiaus. Žmogus viešpatyje, Kristuje, jisai daugiau nebemiršta. Jis yra pakeičiamas, tiesiog rūbas pasikeičia. Na, o žmogus be Dievo, jisai miršta. Jie žino, jie supranta, kad ateina mirtis, ateina senatvė, nes juose nėra gyvybės, nėra gyvenimo. Amen, todėl labai daug žmonių palieka šį pasaulį mirę. O aš jums skelbiu gyvenimą, aš jums aiškinu ir skelbiu tai, ką viešpats mums paliko, kad tas, kas tiki manimi, daugiau nebemirs. Amen, nes mirtis sumokėta ant kryžiaus, kad tu turėtum amžiną gyvenimą. Kūno pasikeitimas tai yra tik trumpa akimirka. Išeiti iš vieno kūno, užsidėti kitą kūną naują, nemarų, kuris vadinamas nemarus, kuris nepatiria maro ir viso kito. Jėzus Kristus tą kūną užsidėjo ir rodydamas, parodydamas ir pasirodydamas daugeliu žmonių po savo mirties, jis prisikėlė, sako, štai apie ką aš atėjau ir jums skelbiu. Štai mano kūnas, duokite man užkasti, duokite man valgyti, Tomai pirštų palies mano skėlės. Štai aš rodau ir aiškinu, kas jums nutiks pasikeitimo metu. Jums nebereikia mirti, jūs esate pakeičiami. Amen. Tas procesas protų supratime šitame pasaulyje atrodo kaip mirtis, bet tai nebuvo mirtis, tai tiesiog buvo perėjimas. Buvo perėjimas į naują kūną. Aleliuja. Taigi, kaip viešpatyje žmogus, kai jo laikas ateina, jis yra išimamas iš kūno anksčiau, negu kažkas nutinka. Mikrosekundę, milisekundę, kaip nori gali pavadinti,
pasakyti šitą kalbą. Pavyzdžiui, jeigu toks vaizdas būtų, kad kulka skrieja ir šauna žmogų, tai jau prieš kulkos atsitrenkimą į žmogaus tenais to tikrojo vidinio nebėra. Jis yra jau patrauktas ir tiesiog į mėsytę vadinamą šitą atsitrenkusi kulka pražudo galbūt kūną, kuris be vidinio žmogaus, be sielos, gyventi negali ir taip, bet Dievas paima tave anksčiau laiko ir tu neragauji nei skausmo, nei patirties nieko. Man teko tai išgyventi, Dievas tai rodė ir aš perėjau taip ir aš žinau, kad mirties daugiau nebėra Jėzuje Kristuje. Aleliuja, viskas. Šalom visiems, iki sekančios transliacijos laidų. Tik mano savo, tavo meilės visą gimsta naujai, sukurk, o viešpatie sukurk manyje. Tavo žodis it vanduo per sausą žemę. Tavo dvasia kaip balsas nakties tyloj. Išmokyk mane klausytis tavo žingsnių. Eiti tik ten, kur tavo šviesa veda. Kiekvienas rytas tampa dovana. Hallelujah. Sudie visiems.